Gerbiamas Jurski, kaip mūsų žiemos sportininkų startai Sočyje? Sakyčiau, puikiai vykdo planą. Ne, klausykite dėmiai. Jeigu prieš išvykstant mūsų olimpinis komitetas nustatė gairės nuo 44 iki 62 vietos užimt, kas kalų nelaužo, tai sakyčiau, 44 vietą, tai, ne taip ir toli šviečiasi. Sutinku, vakar Strolė sakė, džiaugiasi, kad nenukryto. Tai kaip ir, neblogas pasiekimas, nes? Jo. Ardišauskaitė irgi turi savo siekius. Sako, olimpiada yra geras būdas numesti svorį. Jeigu šiandien Lietuvoje svorį meta 125 tūkstančiai moterų, tai olimpiadoje numesti svorį yra jau kaip ir pasiekimas. Gauti kelialapį į olimpiadą numesti svorio. Tai čia reikia auksio raidėmis įrašyti į žiemos olimpinių žaidynių istorijos istoriją. Aplamai, olimpinis komitetas turėtų persitvarkyti iš esmės. Užduočių formulavimas turi susivesti ne į medalius ir vietas, reikia siekti konkrečių rezultatų. Gerai, pavyzdžiui, ko? Pavyzdžiui, per olimpiadą Stagniūnas ir Tobajas turi numesti 4 kilogramus per abu. Realu? Realu, sako Pelė. Sakyti, realu. Strolė turi nepasiklysti trasai per olimpiadą. Realu? Miškingoje trasai. Miškingoje trasai, taip. Realu. Pelė sako realu. Biatlonininkė Rasimavičiūtė turi nesumaišyti batų tepalo, slidžių tepalo su savo lūpdažiu kažkaip ir neapsimauti trenerio batų. Kitaip sakant, sportininkai turi susitvarkyti su savo jauduliu. Tai kokia išvada, ponas? Labai paprasta. Nereikia rimtai žiūrėti į šitas žiemos olimpinės žaidynės. Čia yra tik tai žiemos olimpiada, reiškia netikra. Kaip tai jau netikra? Kaip jums pasakius. Pavyzdžiui, yra tenisas ir yra stalo tenisas, taip? Sakykite, yra tinklinis ir pliažo tinklinis, kur, ne? Yra. Kas dar yra? Futbolas. Yra futbolas, tikras futbolas ir yra stalo futbolas, taip? Tai taip pat su olimpiada, yra tikra olimpiada ir yra žiemos olimpiada. O tai už ką premijos pažadėtos? Aš kaip ir sakiau, už svorio numetimą ir nepasiklydimą drąsoj. Ant jūs man... Ai, tradiciškai. Kodėl jūs elgitės kaip teta bėta? Tradiciškai.